Tai sveiki šiandien su atidėliojimais, bet galų galiai vyksta mūsų paskaita ilgai laukta, prieš paskutinę nuotolinių paskaitų ciklo pojūčių turtinga architektūra. Tiesą sakant, netgi šį ciklą paskatino sukurti ir padaryti pati Dalia Čiupailaitė-Višnevska, nes iš tiesų labai svarbu mums nenutolti pernelyg nuo kitų mūsų pojūčių, kažkaip labai nuo renesanso laikų stiprėjantis, bet šiais laikais gal su skaitmena to stiprėjančių virtualių pasaulių mūsų architektūra taip pat pradeda gręžtis daugiau į tą vizualinį poveikį, pamiršdama visus kitus pojūčius. Ir šios ciklų norim tiesiog paskatinti visus architektus ar su tuo lauku susijusius žmonės, prisiminti, kad žmogus turi daugiau nei vieną juslę ir kad visos tos juslės dalyvauja mūsų aplinkoje ir jos yra dirginamos ir jeigu neatsižvelgiama, kartais netgi neigiamai veikiamas, todėl iš tiesų labai sveika mums pasižiūrėti, kaip kas ką veikia. Kadangi tai prieš paskutinę paskaitą jau 4 įvykusios, tikrai kviečiam pasižiūrėti architektūros kokybės vystymo asociacijos, kurie organizuoja šį ciklą YouTube kanale, jau yra šį paskaitų įrašai. Kaip matote, šio ciklo nebūtų įmanoma surengti be finansinės pagalbos. Mes tikrai labai dėkingi Lietuvos kultūros tarybai, taip pat mūsų finansuotam Alba Jung Vilnius, ir žinoma mūsų nuolatiniam jau partneriui žurnalui Statyba architektūra ir jų portalui esa.lt, kurie ir viešina, ir publikuoja mūsų straipsnius. Tikrai esam dėkingi visiems šitiem rėmėjam, įgalinančiam mus dalintis šiomis žiniomis. Šiandien, kaip matote, paskaitą Garsas mieste ir architektūroje skaito sociologė, miestų tyrėja, daktarė Dalia Čiupailaitė-Višnevska. Jin prašė manęs kuo trumpiau pristatyti, tai tiesiog paminiu, kad be visų kitų darbų ir įvairių aukštųjų mokyklų, kur ji dėsto, pagrindinė jos rezidencija šiuo metu yra Vilniaus universitetas. Tai yra sociologijos ir socialinio darbo instituto darbuotoja, kaip minėjau, yra miesto ir architektūros sociologijos klausimus tyrinėjanti mokslininkė. Ir šiame etape stabdau ekraną ir kviečiu Dalią dalintis. Puikiai. Sveiki visi, esu Dalia. Jaudulys skaitant viešas paskaitas nepraeina, kiek tų paskaitų beskaityčiau, tai galiu taip truputėlį strikti. Kaip visada, nors šitos paskaitos jos yra viešos, visiems peržiūrėti, bet žinau, kad visada būna nemažai architektų, tai visada šiek tiek jaudinuosi, nes aš esu sociologė ir nepateikiu tokių instrukcijų ar konkrečių patarimų, kaip reikėtų projektuoti. Veikiau pateikiu tokius bendresnius sociologinius supratimus apie tos reiškinius, apie kuriuos kalbame šiuose paskaitose, kuriuos galima, kaip sakant, imti dėmėn, turėti omenyje ir galvoti apie juos projektuojant, tiesiog kelti savo tokius platesnius klausimus. Taip, tai šiandien aš kalbu apie miestą kaip garsus kuriančią ir garsų kuriamą erdvę. Užsistatysiu laiką, nes žinau, kad visada iš jo išlipu. Bandysiu prižiūrėti. Taigi, kaip miestą, kaip garsus kuriančią ir garsų kuriamą erdvę ir pranešimo pabaigoje taip pat užsiminsiu apie garsą architektūroje kaip socialinių ir materialių struktūrinių aspektų santykį. Apie miesto garsus kalbėsiu remdamasi sociologiniais tyrimais, kurie akcentuoja garso svarbą mieste kuriant socialinius santykius, struktūras, garso vaidmenį kasdienėje miesto patirtyje. Ir kalbėdama pristatysiu, ką sociologai nustatė apie garsus, tačiau taip pat įterpsiu tokias asmeninės vinjetes, asmeninius autoetnografinius užrašus apie garsą mieste. Tai bus tarsi tokie truputėlį poetiniai nukrypimai, tačiau jie turi prasmę, ir man kaip sociologijai, moksliškai, metodologiškai tariant, dėl to, kad jie parodo tą individualų žmogaus santykį su aplinka ir garsais, kuris nėra
na, tik 100% toks objektyvus ir visiems vienodas. Ir iš tų individualių supratimų mes ir konstruojame tą tarsi tokį bendrą, suderėtą supratimą apie garsą. Garsas, o ypač triukšmas mieste yra intensyviai tyrinėjama tyrimų sritis, ypač plačiai išvystyta visuomenės sveikatos moksluose, akustikos moksluose, urbanistikoje. Tačiau aš apie miestą kalbėsiu šiek tiek kitaip. Ar ne, aš kalbėsiu kaip sociologija iš to, kas sociologams atrodo prasminga. Miesto patirčių sociologija siekia suprasti abipusiško juslinio suvokimo prasme. Tai yra, kaip juslės veikia žmonių koegzistavimą, kooperaciją ir opoziciją. Kaip mes suvokiame kitus, remdamėsi juslėmis. Nes juslės tai ir mūsų būdas interpretuoti pasaulį, tačiau taip pat tą pasaulį paskirstyti, ar ne? Ir tas paskirstimas remiasi vertybiniais sprendimais apie kitus, apie kitų kūnus, kaip jie kvepia, kaip jie atrodo ir kaip jie skamba. Keliausiu per kelias susijusias šiek tiek persidengiančias temas. Per miesto garsovaizdžio sampratą, nors šitas vertimas, man atrodo, ne visai tinkamas, gal veikiau ne garso vaizdis, bet kraštogarsis ar kraštų garsas. Sukomplikuosiu triukšmų ir tylos perskirą ir su šia tema susijęsiu miesto materialumą, tai yra pastatytos aplinkos reikšmę miestų garsų atžvilgių. Tačiau ypač akcentuosiu, kad materialumo patyrimas turi svarbę socialinę dimensiją. Ir nuo to pereisiu prie miesto garsos kaip įtraukios ir neįtraukios erdvės, o konkrečiau apie konfliktus mieste dėl garso. Ir galiausiai nušoksiu nuo miesto prie architektūros ir pristatysiu 2 pavyzdžius apie garsą mieste kaip sociogarsinį erdvinį reiškinį. Sociologiniu požiūriu garsas nėra tik fizikinis reiškinys, vibravimas ar individuali patirtis, maloni arba ne. Sociologinė prasme garsas yra pripildytas reikšmės ar prasmės patiriamas per socialinės reikšmės prizmę. Jisai svarbus nesusijęs su socialiniais santykiais, su tapatumo raiška, su priklausomo jausmu ir kito apibrėžties procesu, kito atstumimo procesu. Lefevras rašė, atidžiai ausiai jis ošia kaip kriauklė. Miestas tai garso upė. Gastonas Bašleras miega savo kambaryje virš Paryžiaus ir įsivaizduoja, kad jį supa jūra. Miesto būste jis įrašo, nėra vietos svajonėms. Aš atveriu savo langą į judrią gatvę, išgirsti troleibusų muziką. Jaučiuosi susieta su miestu kaip visuma, jaučiuosi įpinta į tankų miesto audinį, kurį kuria miesto garsai. Mišelis Deserto rašo apie vaikščiotojus, vaikštančius po miestą. Apačioje, jausdami miestą savo kūnais, vaikščiotojai juda per jį, kurdami erdvę vietoje. Kurdami, tačiau to nematydami, į tai nekreipdami dėmesio, jie pripildo vietą prasmės. Ir tie pėdsakai tokie nematomi, liekamieji, ir vienas iš jų yra garsas. Nepažįstamieji kuria garsą judėdami mieste, nepažįstamieji žmonės, nežmonės, gyvūnai, daiktai, materialumai. Ir visos šitos liekanos kuria miesto tapatumą. Ir šitas garsas, Lefevras pasakytų, tai yra OFG, negaliu ištart prancūziškai gerai, tačiau kolektyvinis meno kūrinys. Tas kolektyvinis meno kūrinys supa miestiečius, praeivius, pasineriančius į miesto ritmus, jis nepriklauso niekam, tačiau įtraukia visus ir viską, kuriantis bendrumui, kurio net pažįsta jo kūrėjai, susėdėjami mistiško ir kasdieniško ryšio, nykstančio, tačiau nuolatos esančio, atpažįstamo kaip vietų tapatumas. Garsas įtraukia miestą kaip kriauklelę. Ir Lefevras taip pat rašo apie miesto gyvenimo ir miesto materialumo ryšį tarp gyvūno ir kriauklės. Ir kartu šitas gyvūnas, šita kriauklė, jų santykis yra susijęs ir su garsu. Kriauklė ošia. Garsai sieja viešą, tai kas vieša ir privatu, tai kas išorėje ir tai kas viduje, kurdami porėtą miestą. Todėl mane taip traukia langai, kuriuos atidarę mes galime pajusti miesto alsavimą ir todėl aš taip nemėgstu tų izoliuotų pastatų, kuriuos valdo oro kondicionieriai ir kuriuose mes negalime atverti lango, kad išgirstume tai, kas vyksta gatvėje. Išgirsti, kas vyksta gatvėje, riša mūsų viešuoju gyvenimu.
Tačiau Lefevras skiria miestą kaip meno kūrinį ir kaip produktą. Meno kūrinys tai yra ne kūrinys sukurtas vieno menininko, tačiau kolektyviai kuriamas savo gyventojų. Miestas tampa produktu, kai jis tikslingai iš viršaus formuojamas tam tikrų grupių ir tada mes galime klausti, kas įtraukta į šito produkto pakuotę. Kas gali sudaryti šito miesto tapatumą? Kas yra tie nepažįstamieji, kurie gali būti jungiami garso, į kokį tapatumą jie įtraukiami, ar ne, ar tai bendras tapatumas, ar čia tapatumai susikerta. Čia mums svarbus garsai susėti su istorija, su įvairiais materialumais sukurtais per ilgą laiką miestuose, specifiniai garsai, kurie išskiria miestą iš bendros globalios kultūros ir taip pat įvairių grupių kuriami garsai. Na, garso studijose suformuluota tokia garsovaizdžio samprata, ją suformulavo Murray Schafer 1977 metais knygoje The Soundscape Tuning of the World ir nuo šitos soundscape arba garsovaizdžio sampratos atsispiria kalbantieji nagrinėjantį miesto garsus. Pats Schafer pateikia tam tikrą struktūrą, kaip reikia tyrinėti miesto garsus. Tai miesto garsai yra sudaryti iš pagrindinių garsų, signalinių garsų ir garso ženklų arba orientyrų. Pagrindiniai garsai sudaro tą masinį foną ir kalba apie tai, kaip šiuolaikinėje visuomenėje tai paprastai yra transporto garsai, automobilių garsai, viešo transporto garsai, metas, materialus užimas. Signaliniai garsai tai yra garsai, kuriuos atkreipiame dėmesį, kurie išskiria kažką tai ypatingo, reikalauja atkreipti dėmesį, kaip greitoji pagalba ar policijos automobilis. Na, o ženklai orientyrai, tai ką Schaferis labiausiai vertina, tai yra garsai, kurie teikia vietai unikalumo, ypatingumo, reikšmingumo, malonumo joje būti. Na ir paties Schaferio samprata šiek tiek tokia specifinė, dėmesį sutelkinti, kad tai būtent gamtos garsai. Būtent gamtos garsai tai yra gyvūnų garsai ir, pavadinkim, negyvosios gamtos garsai, paukščių balsai, tekančio vandens garsai, kurie jam turi ypatingą reikšmę ir kurias jo nuomonė miestuose reikia puoselėti, neleidžiant miestams pavirsti tokiu mašininiu ūžesiu. Na ir garsovaizdžius mes galime įrašyti, galime nagrinėti, kas sudaro jų dalis, ieškoti tų gamtos garsų. Tačiau sociologinė prasme mes nuo to atsispiriam, bet judam toliau. Garsas tai kartu yra ir fizinė aplinka, ir būdas tą aplinką suprasti. Tai yra kultūra, kuri formuoja mūsų suvokimą apie pasaulį. Jeigu mes įrašysime, pamatuosime garsovaizdį arba juo labiau kursime tam tikrus įstatymus, kurie prižiūri, kad nebūtų pernelyg didelis garsas miestuose, triukšmas, mes objektifikuojame garsovaizdį. Tarsi jisai būtų iš tikrųjų toks, kurį visi vienodai supranta. Tačiau iš tiesų nevienodai suprantamas ir nevienodai vertinamas ir decibelais nepamatuojamas yra net tas miesto triukšmas. Todėl, kad jisai susijęs su tuo, ką žmonės atsimena, kaip žmonės interpretuoja, kokiam socialiniam sluoksniui jie priklauso ir kokį tą vadinamą garsinį habitus arba savo išmokimą su garsu susietą turi. Todėl toliau pajudu į triukšmo ir tylos komplikaciją, ar ne? Grįžtu prie Bašliaro, kuriame miestas yra triukšmas, kuriame nėra vietos svajoti ir taip triukšmas yra didelė urbanistinė problema, jam yra skiriama daug dėmesio, siekiama jį reguliuoti, tačiau galim patį triukšmo idėją suprobleminti, paklausti, o kas yra prieš pastatyti triukšmui? Tyla? Ar yra tik tylos ir triukšmo pozicija mieste? Ar galime mąstyti apie triukšmą kaip visumą? Ar galime jį vienareikšmiškai pamatuoti ir sumažinti? Ar daugiau tylos reiškia palankesnės gyvenimo sąlygas? Ir į visą tai galima atsakyti ne, ne, ne ir ne. Triukšmo ir tylos išskaidimo atžvilgių svarbus keli aspektai. Tai yra paties triukšmo išskleidimas ir supratimas, kas į jį įeina, kokie tai yra garsovaizdžio elementai ir kaip jie yra patiriami. Pati urbanistinė aplinka, kaip skambanti aplinka, skamba niuansuočiau negu tiesiog triukšmas arba tyla ir yra susijusi su naudojimo ypatybėmis, kurios yra susijusios ir su kultūrinėmis prielaidomis. Tai yra vienas aspektas. Ir antras svarbus aspektas, kurį keliausiu toliau, tai yra konkretus konfliktai dėl garso traktuojamo kaip triukšmas, tai yra konfliktai tarp socialinių grupių.
kas kam yra triukšmas, lemia socialinė diferenciacija ir kito konstravimas. Taigi mes negalime gyventi visiškai tyliame mieste. Garsas miestuose, kaip rodo tyrimai, yra labai svarbus. Jo panaikinimas gali kelti tokį nerimą, sutrikimą, beviltiškumo jausmą. Tačiau kartu to paties lygio triukšmas, sakykime, judrios gatvės triukšmas ir klausomo koncerto triukšmas kenkia žmogaus klausai tokiu pačiu būdu. Tačiau vienas triukšmas interpretuojamas kaip norimas, laukiamas, priimamas triukšmas, o kitas kaip nenorimas, nelaukiamas. Ir turime į tai atkreipti dėmesį, vien triukšmo lygis savaime, sociologiškai tariant, dar visko nepasako. Taip pat galiu paminėti, kad triukšminga gatvė visuose tyrimuose yra negatyviai vertinama erdvė, tačiau lygiai to paties lygio garsas turguje, vaikų žaidimų aikštelėje ar parke yra vertinamas skirtingai. Ir yra tam tikri aspektai, kurie taip pat veikia tą negatyvaus triukšmo patyrimą, tai yra kokiame kontekste, vizualinėme kontekste, veiklos kontekste triukšmas yra girdimas. Pavyzdžiui, gyvenimas gražioje gatvėje stipriai sumažina negatyvų triukšmo vertinimą. Taigi keliauju vieną pavyzdį. Pavyzdys yra apie miestelį Wollongong, Australijoje, kurį siekiama revitalizuoti ir sukurti jame tokias gyvybingas erdves. Ir mokslininkai siekia išsiaiškinti, kas yra tas patyrimas gyvybingos erdvės, su kokiais garsais jis yra susijęs ir yra tik tai skirtumas tarp gyvybingos ir negyvos erdvės, taip pat jeigu kalbame apie garsus. Ir jie atskleidė, kad tas santykis yra daug kompleksiškesnis. Garsas organizuoja, rekonfigūruoja mūsų santykius su erdve ir garsas yra susijęs iš materialios aplinkos, į kurią atsimuša garsas, žmonių, kurie tą garsą kuria ir garsą patiria, ir taip pat lūkesčių socialinių normų, kurias tą garsą traktuoja. Ir patiriant tą garsą, kuriasi toks procesas teritorializacijos, reterializacijos ar deteritorializacijos, tai yra, kai mes girdėdami garsą patiriame tą vietą kaip mums jaukia, kaip namų erdvę, kaip priimtina erdvę, ar kaip tokia, iš kurios mes esame išstumti, kuri mums yra nemaloni, kuri kelia mums nesaugumo jausmą. Ir čia galime išskirtas buvo 4 erdvės miestelėje, 4 tipų erdvės. Tai yra erdvės, kuriuose yra negyvas triukšmas, negyva tyla, energingas šurmulys ir rami tyla. Tai čia yra priešpastatoma gyvybingas, negyvas, negyvybingas, negyvas. Ir gaunasi tokios 4 erdvės. Ir kas sudaro jų esmę? Negyva tyla, pirmiausiai. Negyva tyla tai yra tokios vietos, kuriuose turėtų būti žmogaus garsai, tačiau kai jų nėra, jos tampa tylios. Ir kai tyrimo dalyviai klausosi tos erdvės, jie siekia išgirsti tos žmonių garsus, kurių tenai nebėra. Ir nors jie turėtų būti, bet jų tenai nebėra, tai kelia tą ankenį, nesaugumo, nejaukumo jausmą. Patiriami tokie intensyvūs garsiniai tylos efektai. Tai pavyzdžiui, ėjimas į kiną prekybos centre, kuriame jau uždarytos parduotuvės ir savo žingsnių girdėjimas, sporto aikštynai, sporto erdvės, kuriuose nevyksta sportas, centrinis skveras komercinėje teritorijoje, kurioje uždarytos parduotuvės, tačiau niekas kitas neveikia ir susidaro tuštuma. Tai yra tos ištuštėjusios vietos, kuriuose turėtų būti žmonių, tačiau jų nėra. Priešingai, negyvas triukšmas tai yra ta vieta, kurioje yra daug garso, tačiau kurioje tyrimo dalyviai negalėjo susikurti namų pojūčių. Tačiau mes žengėme į tokią pavojingą sociologiškai tariant teritoriją, nes tai buvo apibūdinamos tos teritorijos, kuriuose tu negali pasijusti savimi, kuriuose tu negali pasijausti namuose, ir tai yra erdvė, kurioje erdvė yra užėjimusi kita grupė su savo garsais. Tai konkrečiai įvardino teritorijas prie klinikų, kuriuose išduodami, sakykime, švarų švirkštą ir kitos priemonės žmonėm vartojančiam narkotinės medžiagas, taip pat tokia pagalbos klinikos.
Ir šalia jų telkėsi žmonių grupės, na ir jie garsiai bendrauja, ar ne, jų yra kitokia raiška negu tų viduriniosios klasės atstovų, kurie yra tyrinėjami ir kurie įvardino tai kaip negyvo triukšmo erdvę, kurioje jie savęs neranda. Rami tyla tai yra tyla pajūryje, kuri nėra tyla, tačiau joje žmonių garsus padengia gamtos garsai ir gamtos garsai sukelia tą kūno nurimimo jausmą. Tai nėra nei gyvybinga, nei negyva erdvė. Tai yra rami erdvė, kurioje dominuoja tos dominuojančios kultūrinės normos kaip ilsėjimasis, vaikščiojimas, sėdėjimas, ramus buvimas. Ir galiausiai energingas šurmulys. Vėlgi decibelai pakyla, tačiau energingas šurmulys tai yra vieta, kurioje girdisi vientisas žmonių balsų ir žmonių atliekamos veiksmos triukšmas, kur negali išskirti konkretaus balso, tačiau bendrame triukšme yra toks bendrumo jausmas. Tai yra komercinė gatvė, sakykime, kurioje yra kavinė, parduotuvės, skamba muzika, žmonės bendrauja. Ir visa tai sukuria tokį įsileimo į tą akustinę teritoriją, priklausimo jausmą. Na ir visi šitie aspektai rodo, kaip viena vertus nėra tik triukšmas kažkoks net pažintas, nėra tik tyla, kuri būtų visiška ir tai būtų žmogui palanki tyla, bet veikiau tuose asambliažuose materialios aplinkos ir žmonių elgesio ir žmonių priimtinumo standarto yra nuolatos sukūriama ir vėlgi tarsi prarandama ta teritorializacija ar namų jausmas. Ir taip pat kitą pavyzdį noriu paminėti. Taip. Prižiūriu laiką, kiek man liko laiko. Pavyzdį noriu paminėti, kuriame buvo nagrinėjama, kaip garsai yra susiję su urbanistinė aplinka. Ir čia buvo pasirinkti 5 Kevino Linčo išskirti urbanistinės aplinkos elementai. Kelias, kraštas, rajonas, mazgas ir orientyras. Ir jūs matote atitinkamai vietovių nuotraukas, kad susidarytumėte įspūdį. Ir taip pat schema, kurioje rodoma, kurioje vietoje buvo matuojamas garsas ir koks yra sudarytas santykis tarp, sakykime, žaliosios struktūros, automobilio judėjimo ir erdvės atvirumo. Ir kaip yra siekiama suprasti šitus garsus, jie yra įrašomi ir tada informantai jų klauso ir kalba apie savo to garso patyrimą ir savo komforto lygmenį. Tai gatvė arba kelias yra patiriama kaip tokia agresyvi, labai garsi erdvė. Jei trūksta to akustinio elgesio būdingo uždaroms erdvėms, nes gatvės nedengia pastatų fasadai. Ir išskiriamas toks vientisas intensyvus garsas, kuriame nesijaučia laiko kismo ir nesijaučia žmonių sąveikos. Tai tarsi buvimas po važiuojančiu traukiniu. Čia nėra nei natūralių garsų, tai yra gamtos garsų, nei žmonių darbo, gyvenimo ar judėjimo garsų. Tai patiriama daugiausiai kaip gana nepalanki erdvė, tačiau kartu be erdvė, bet ir tokia atpažįstama erdvė. Kraštas tai buvo tiriama pakrantė šalia bokšto. Tačiau ši pakrantė veikia daugiau ne kaip gamtinė erdvė, o kaip skveras. Ir tai, kas buvo čia ryškiausiai suvokiama, atpažįstama, tai buvo paukščių garsai ir draugiški žmonių, bendraujančių žmonių garsai. Tačiau taip pat įdomu tai, kad tas intensyvus žmonių pašnekesys ir ypač vaikų garsai suprantami kartu kaip tokie malonus, kviečiantis, tačiau ir erzinantis. Rajonas, tai buvo tyriamas turgus ir šį čia garsovaizdį sudaro nutolęs automobilių garsas, išryškėja paukščių balsai ir bendraujančių žmonių garsai, tam tikri išskirtiniai garsai, tai prekeivių šaukimas, kvietimas apžiūrėti jų prekes. Priimama kaip patrauklus, įtraukiantis garsovaizdis.
Mazgas, Aristotelio skveras, išskirtinis tuo, jog čia renkasi gatvės muzikantai. Tai viena vertus atpažįstama kaip unikali teritorija ir taip pat išgirstama kaip mazgas, nes kartu tą skverą juosia gatvės ir pačiam garsovaizdyje vietos girdisi automobilių judėjimas, žmonių skubėjimas, tačiau taip pat ir susitelkimas klausantis muzikos. Ir šitą garsovaizdį perdengia žmonių atsiminimai apie maloniai leidžiamą laiką šitoje vietoje. Na ir galiausiai orientyras, tai yra Romėnų agora, didžiulė teritorija, kurioje nėra jokios žmonių veiklos ir atitinkamai akustiškai jinai patiriama kaip didelė erdvė, kurioje girdisi būtent paukščių garsai, visiškai nutolsta automobilių garsai. Ir šita erdvė patiriama, tokia pripildyta paukščių balsų erdvė patiriama kaip ypatingai palanki darbui ir gyvenimui erdvė, pasinerimas į tokią ramybę. Taigi skirtingos miesto teritorijos turi savo skirtingus garsinius tapatumus, kurios sudaro tam tikri garsų sluoksniai, kurių vieni patiriami palankiau, o kiti patiriami gana negatyviai. Na ir čia tai reikšminga ir remiantis taip pat kitais tyrimais reikšminga tai, kad tas triukšmas nėra vientisas, jis nėra tik tai iš automobilių, tačiau ką rodo įvairūs tyrimai, kad triukšmo mažinimas savaime nekuria dar gerų erdvių. Veikiau pats triukšmo lygis, jeigu jis nėra ypatingai didelis, yra pakankamai miestuose toleruojamas, tačiau daug pozityviau, kai yra kuriami garsai, kurie papildo tą garsovaizdį niuansais. Tai yra, kai paprastai tai yra gamtos garsai, kurie leidžia suniuansuoti šitą garsovaizdį, padaryti jį labiau niuansuotą, turtingesnį. Keliaujant iš tokio apibendrinto žvelgimo į tai, kad vien mieste nėra tik tai tyla ir garsas, ar net tie kraštovaizdžiai susidaro iš tam tikrų garsinių niuansų, kurie yra priimami kaip patrauklesni arba mažiau patrauklus daugelio žmonių, mes galim nukeliauti į pavyzdį, kuriame matysime, kad tie patys garsai sukelia visai skirtingus patyrimus žmonėms. Vienoje kaimynijoje tyla ir triukšmas yra patiriami skirtingai ir turi skirtingą reikšmę bendruomenės patyrimo ir bendruomenės praktikavimo praktikoms. Susidubliavo. Taip, žiūriu laiką. Taip, tai tyrimas atliktas Didžiojoje Britanijoje, Edinburge, tokiam nedideliame Claremont Court būsto projektėlyje, kurį sudaro iš viso 6 namai ir kuris buvo projektuojamas, kaip matote, modernistinis ar ne, su ta vizija, kad galima suplanuoti bendruomenės per architektūrą, per urbanistinį planavimą. Atliktas tyrimas su gyventojais apie tai, kaip jie patiria šito kvartalo garsus. Ir išskirtos tokios 3 temos. Tai yra nostalgija ir garsinės bendruomenės savybės, garsas netikrumas ir bendruomenės ateitis, garsas skirtumas ir bendruomenė. Ir kas atsiskleidė šitame tyrime, kad tyla, pavyzdžiui, turėjo visai skirtingą reikšmę šio rajonėlio gyventojams. Pirmoji tema - nostalgija ir garsinės bendruomenės savybės. Tai tyla buvo patiriama, kad šitai vietai yra būdinga tyla ir ta tyla yra susijusi su bendruomeniškumo praradimu. Informantė pasakoja apie tai, kaip jinai anksčiau girdėdavo už lango vaikštančius žmonės, žaidžiančius vaikus, tačiau dabar yra gana tylu, nebėra tokių praktikų ir jinai jaučia, kad tos bendruomenės jausmas yra pradingęs, nebesijaučia į jį įsitraukusi.
Priešingai kitas tylos patyrimas kelia netgi nesaugumo jausmą. Informantas kalba apie tai, kaip kaimynų negirdėjimas, vaikštančių aplinkui žmonių negirdėjimas kelia jam nesaugumo jausmą, jog jeigu kas nors jiems atsitiks, jisai nesusilauks pagalbos. Tačiau kitai grupiai gyventojų tyla kaip tik ir yra geistinas reiškinys ir tylos nebuvimas, kaimynų girdėjimas sukelia jausmą, jog yra įsiskverbiama į jų erdvę. Ir kaip tik per tylos ir garso sampratą yra brėžiamos ribos, kas priklauso mano bendruomeniai, kas nepriklauso, apibrėžiamas savęs skirtingumas. Tai sakykime, atsikraustęs vidutinio amžiaus viduriniosios klasės atstovas mato kitų etninių grupių negu dominuojanti etninė grupė gyventojus kaip garsius, kaip trūkstančius, kaip kitokius, kaip nepriklausančius jo grupiai. Taigi, dar sykį tas pats garsas ir tyla yra suprantami skirtingai. Tyla kaip užtikrinanti, tyla kaip gąsdinanti, tyla kaip rodanti bendruomenės nebuvimą ir vėlgi garsas patiriamas kaip triukšmas, padedantis brėžti ribą tarp manęs ir kitų, kurie netokie kaip aš, tačiau taip pat patiriamas kaip parodantis bendruomenės egzistavimą, ryšių egzistavimą ir tokį net saugumo garantą, kad yra kitų, jie girdi, jeigu man kas nors atsitiks, jie man galės padėti. Taigi, pasikartosiu, nuo tokio tylos ir garso, triukšmo ir tylos perskirimo į pamatymą, kad tas tiek triukšmas tyla yra kompleksiški, tokie dėlionės. Mes taip pat matom, kad neužtenka tik matyti kaip dėlionės, bet taip pat suprasti, kad iš skirtingų perspektyvų jie visiškai kitaip atsiskleidžia. Na ir nuo triukšmo kaip tokios bendros savybės, to miesto ūžesio ir nuo garsovaizdžio kaip bendro, kuriame visi dalyvauja, judame link garsovaizdžio, kuris įtraukia ne visus arba kuris kelia tokį susiskaldymą. Taigi triukšmas socialiai klasifikuojamas ir susietas su tuo, kas priimamas į visuomenę, į miestą, į vietą, o kas ne. Ir Gurney apibūdina, kad triukšmas tai yra garsas, kuris yra ne vietoje. Garsas tai yra estetinis sprendimas, kuris visada yra socialinis. Kas ką girdi ir triukšmas yra ne tono, ne decibelų klausimas, bet socialinio temperamento, klasinio pagrindo, kultūrinių troškimų ar apibrėžtas istorinių skirtumų. Taigi sprendimas, kokie garsai yra priimtini, o kokie yra nepriimtini, yra susijęti su socialinėmis skirtimis. Taigi garsovaizdis, šita impresionistinė simfonija kartu yra ne vien kurianti tapatumą, net vien visus įtraukianti, tačiau kartu politiška. Mes klausime, kas priklauso šitam bendram tapatumui, kokios grupės gali priklausyti jam, kokios grupės gali būti pripažįstamos, kurių trūksta, kurių garsai turėtų bendrame garsovaizdyje atsirasti. Ir pradžioje pradėjau kalbėti nuo to garso, kurį kuria nepažįstamieji, garso kaip jungiančio ar galinčio jungti nepažįstamuosius. Miestai, kaip mums aiškina klasikinė miestų sociologija, yra pilnos nepažįstamųjų vietas arba iš principo miestai tai yra būtent nepažįstamųjų erdvė. Ir kaip tada gali jie, tie nepažįstamieji, suartėti erdvėje, kuri pati savaime pagal apibrėžimą, kaip sakoma, ir yra, tokia išskaidimo, nesusijungimo, nepažįstamųjų erdvė. Ir čia keliaujame per dvi nepažįstamojo sampratas. Visų pirma, tai pats nepažįstamasis Georgas Simelis 20 amžiaus pradžioje, analizuodamas metropolio augimą, apibūdina nepažįstamąjį kaip specifinę miestui figūrą.
Nepažįstamasis nėra marginali figūra, kurią reikia integruoti. Mes visi esame nepažįstamieji mieste beveik visą laiką ir tai yra tokia miesto tiesiog atnešta savybė. Tai reiškia fiziškai arti, socialiai nutolę. Visų pirma, tai reiškia tą minios anonimiškumą, kai mes esame tankiai suspausti kartu su kitais, tačiau net pažįstame savęs nei surištais, nei susietais vieni su kitais būdais, negu kaip bendra miesto plaukimo, miesto upės, miesto ritmo dalis. Taigi nepažįstamumas, nepažįstamieji yra modernio miesto savybė, bet čia mes mąstome apie žmonės individualiai. Antra, kas tampa svarbu, kai mes imame mąstyti apie žmonės kaip apie grupės. Ir čia jau kita istorija. Čia mes klausime, kokių grupių yra mieste, kaip jos susijusios, o kaip jos yra atsietos, kas gali būti erdvėje, o kas negali, kokios grupės yra priešiškos vienas kitam. Mes tarsi siekime miesto įvairovės, tačiau miesto įvairovė ne visada yra laiminga situacija, dažnai jinai yra konfliktiška, susieta su galios santykiais, su klausimais apie galimybę naudoti erdvę, priklausyti mieste arba vadovaujantis Henri Lefebvre, tokių šūkių teisė į miestą, klausimai apie teisę į miestą. Taigi miestas nėra koherentiška visuma, jis sudarytas iš skirtingų grupių, kurios nori tų pačių erdvių, nebūtinai dalinasi tomis pačiomis erdvėmis, nebūtinai dalinasi taikingai. Ar gali jos suartėti? Daugiausiai žinome, kaip galima sukurti skirtis, kaip galima atsieti. Tam turime daug instrumentų, urbanistinių, architektūrinių, simbolinės reprezentacijos. Nuo funkcionalių miestų dalių skirstimo į funkcijas, iki aptvertų būstų, iki suoliukų su atromomis per centrą. Įvairiausiai būdai, kuriais galime ardyti tą bendrumą. Tačiau, jeigu norime jį peržengti, koksgi garso vaidmuo, kas yra tas tapatumas bendras ir su kuo jisai turėtų būti bendras, kas turėtų jį dalintis. Pavyzdžiui, mano tyrimas apie būsto projektus, kuriame atsiskleidžia, kaip miesto garsai yra apibūdinami kaip triukšmas ir diskursyviai naujas būstas formuojamas kaip pasitraukimas nuo triukšmingo miesto, kuriame bus tik tai tyla ir ramybė, kuriame girdėsi tik tai gamtą, kuriame nebus miesto garsų, nebus žmonių, nebus judėjimo. Taip pat viešosios erdvės, kuriuose kartais yra draudžiami miesto sportai arba jaunimo tam tikros veiklos. Garsas organizuoja viešo ir privataus santykį, kaip aš kalbėjau pradžioje, ir mes galime žiūrėti į tą porėtą miestą kaip į patrauklų, susiejantį, įtraukiantį į miesto audinį. Tačiau visgi Irvingas Goffmanas, sociologas, skiria, kad privati ir vieša erdvė skiriasi tuo, kad ta vieša erdvė priima visus, kurie yra bendruomenėje, o privačios lokacijos, tai tos garso atžvilgių izoliuoti regionai, kuriuose turėtų būti tik tai tie dalyviai, kuriuos mes pakviečiame. Ir dėl to yra sienos. Sienos veikia dėl to, kad jos veikia kaip komunikacijos barjerai. Tačiau iš tiesų tokie garsą izoliuojantis regionai, nebūtinai visada visur suveikia, ne visai egzistuoja. Garsas skrinda tarp jų, sienos ne visada atlieka šitą darbą, viešosios erdvės yra be sienų, garsas peržengia viešą privatų sritį, pasklinda virš ar per ribas ir tampa konfliktų prielaida. Ne tik prielaida, jis taip pat parodo jau esančius visuomenės struktūrinius konfliktus, jis taip pat yra sąmoningai pasitelkiamas, kad sklistų per ribas, taip steigiant įvairių grupių simbolinės teritorijas. Taip pat jisai sklinda nepaisant pažadų ir pastangų jį suvaldyti ir tampa prielaida konstruoti tapatumų ribas. Kas įtraukta, kas priklauso, kas nepriklauso ir per savo garsinę išraišką apibūdinamas kaip nepriklausantis. Iš tai keliauja viena iš pavyzdžių ir bandau atidaryti, kad matytųsi. Taip. Taigi,
Tyrimas apie naują būsto projektą pastatytą Berlyne. Tai yra būsto rajonas pakankamai turtingame rajone, viduriniosios klasės rajone. Ir jisai netgi yra gavęs apdovanojimų kaip labai darnus projektas. Galite pamatyti jo vaizdus. Iš tikrųjų, jisai ypatingai skiriasi nuo, tarkime, Lietuvoje statančių būsto projektų, jog žmonės gali netgi keliauti per jo erdvę, judėti. Jisai nėra pilnai aptvertas ar uždarytas. Štai, galima pasižiūrėti, kokia yra jo architektūra, kaip jisai yra išplanuotas. Atsiprašau, labai dalė nesimato nieko, tik tai tas pirminė skaidrė su nuoroda. Gerai. Pabandykime iš naujo ir pašėrinsiu būtent šitą, o tada gražinsiu atgal. Štai, dabar matosi. Taip? Taip, taip. Taip. Tai aš dar kartą parodau būsto projektą. Nenoriu dėl nuosavybės teisių kažkaip čia jo į paveiksliuką dėti. Taip, tai yra būsto projektas Fünf Morgen Berlyne. Ir dabar grąžinu prie skaidrių. Taip, pavyko, taip? Taip. Taigi yra įdomus projektas, įdomus momentas, kaip garsas tampa konfliktu susietai su tam tikrais lūkesčiais ir tam tikrais tais, claim, tokių lūkesčiais, socialiniais lūkesčiais ir lūkesčiais į erdvės nuosavybės supratimą. Taigi, Berlyne, Dalemo rajone, viduriniosios klasės rajone pastatomas naujas būsto projektas. Ir tas naujas būsto projektas pastatomas kaip šiek tiek mišrus projektas, nes greta mano jau parodytų būstų taip pat yra pastatomas prekybos centras, kuris yra atviras tarp šio rajono ir ankstesnės rajono dalies, jis yra atviras visiems naudotis. Tai yra tarsi tas toksai, kaip sakome, mixed, ar ne, miksuotas arba mišrus naudojimo, mišrios paskirties, tarsi teritorijos vystimas. Ir kas atsitinka šitame projekte, kad šitas kvartalas yra pastatomas greta mokyklos, žaidimų aikštelės ir riedlenčių parko. Ir mane persijungia skaidrė. Taip. Ir kyla konfliktai dėl garso. Pats rajonas pristatomas iš tikrųjų labai panašiai kaip Lietuvoje yra pristatomi būsto rajonai. Jame pasakojame, kaip jame bus tylu ir kaip vakare gyventojai atsisėdę savo terasoje gers vyną ir žvelgs į kaip saulė leidžiasi virš tylaus ežerėlio ir kaip nugrimsta į tylos nakties garsus ir taip toliau ir panašiai. Ir taip pat visą dieną jie patirs tylą, užsiims jogą ir medituos ir taip toliau. Tačiau pats projektas pastatytas, kaip minėjau, greta mokyklos, žaidimo aikštelės ir riedlenčių parko. Ir kyla konfliktai dėl garso. Atsikraustę žmonės tikisi, kad bus įgyvendinta reklamos jiems pažadėta tyla ir nebus miesto garsų. Tačiau miesto garsai jau buvo iki atsikraustant. Ir kas įvyksta konfliktas ir miesto ir naujo rajono gyventojai išsireikalauja, kad aplink vaikų teritorijas būtų pastatoma 5 metrų siena, kad būsto gyventojai būtų apsaugoti nuo miesto keliamo garso triukšmo arba vaikų garsų. Tai čia matote įvairius pranešimus naujienų, kur rašo vaikai žais už Berlyno sienos, triukšmo apsauga, apsaugoti nuo triukšmo kylančio nuo vaikų juoko. Ir taip toliau, žodžiu, kilo toksai konfliktai ir pasipriešinimas. Taigi matome, kaip viena grupė siekia kontroliuoti teritoriją, sukurdama tą tylos zoną ir
o kita grupė tiesiog yra ir veikia, ir šičia atsiranda konfliktas. Ir jis yra įdomus ir tuo, kad tai yra tos pačios socialinės klasės asmenys ir garsai kaip vaikų juokas, kurie paprastai klasifikuojami kaip patrauklus garsai, matome, kad šičia tampa nepatrauklus garsai. Taip pat antras konfliktas kyla, kadangi sukurtas viešas prekybos centras, tai jaunimas ateina į jį iš skate parko, užkandžiauja, klausosi muzikos, bendrauja ir tai taip pat sukelia didelį nepasitenkinimą naujų būsto gyventojų ir jie siekia įgyvendinti draudimą jaunimui lankytis skvere priešais prekybos centrą arba, jeigu ką apsilankyti, tada tik tai lankytis kavinėje, tačiau nesėdėti pačiame skvere. Taigi matome, kaip garsas tampa tam tikrų tokių konflikto momentu. Iš asmeninių užrašų. Išsikraustymo iš Antakalnio scena 2020 birželis. Išsikraustome iš Antakalnio po 3 gyvenimo metų, nešame daiktus. Gyvename nedidelėme daugiabutyje, 2 laiptinės. Prie manęs prieina niekada nematyta moteris. Klausia, išsikraustote? Taip, sakau, nustebusi ir mąstau, kad niekada nesu jos mačiusi. Gaila, sako, buvote tokie geri kaimynai. Niekada nesigirdėjo, nesimatė. Tai čia buvo prieš tai atvejis, ar ne, kaip tam tikras garsas yra klasifikuojamas ir plus tam tikri lūkesčiai sukelti. Kuo paprastai, kaip ir atskleidžia, tarkime, būstų studijos, ta tyla yra kaip siekiama tokia gerybė, kurią siekiama įsigyti, ar ne, ir kuo yra tylesnės teritorijos, kuo toliau nuo visų, tokį universaliai suprantamą triukšmą keliančių šaltinių, kaip gatvės, oro uostai ir panašiai, tuo brangesnės yra tos teritorijos. Tada siekiama įsigyti tą tylą, bet kadangi miestas nėra tuščia zona, atsiranda tas konfliktas. Bet dabar keliaujame ir tas konfliktas nėra keliamas sąmoningai, ne, vaikai nereikalauja tyčia. Tačiau gyventojai išeina iš būsto projekto, jie liepia išeiti iš žaidimų aikštelės, galiausiai jie, kaip matote, vieną žaidimų aikštelę aptvėrė, kad jinai niekada nebūtų naudojama, kad vaikai joje nežaistų, išreikalavo, kad skate parkui būtų tik tai 1 valandų per dieną leidžiama naudoti ir panašiai. Įgyvendina įvairiais būdais erdvės kontrolę. Kitame pavyzdyje mes matome, kai yra specialiai siekiama dominuoti erdvėje per garsą. Tai yra pavyzdys iš Bosnijos Hercegovinos miestelio Mostar. Ir iki Bosnijos karų šitas miestelis buvo, jame gyveno žmonės susimaišę, įvairiai pramaišiui, tačiau po karo jisai susiformavo kaip etniškai padalintas miestelis. Ir jame vienoje pusėje gyvena Bosnijos kroatai, katalikai, o kitoje pusėje bosniai musulmonai. Ir kas vyksta, tai siekis toksai dominuoti erdvėje per garsą, o garsas yra siejamas su vertikaliu urbanizmu. Tai yra kiekvienoje pusėje statomi vis aukštesni bokštai, vienoje pusėje minaretai, kitoje pusėje bažnyčios bokštai ir yra vis garsiau skleidžiami garsai, ar ne, tiek kvietimas maldai, tiek varpų skambėjimas, bokštai keliami vis aukščiau, kad garsas sklistų po didesnę teritoriją ir kiekviena pusė siekia paskleisti savo teritorinius garsus po visą miestą. Taip pat čia matote pranciškonų bažnyčios bokšto pavyzdį. Tai šita bažnyčia buvo sugriauta per karą ir atstatytas jos varpinės bokštas yra 3 kartus aukštesnis negu kad buvo iki karo. Nepaprastai aukštas. Taigi, žodžiu, kiekviena ta grupė siekia kurti tam tikrą garso rezonansą, sklindantį savoj teritorijoje ir keliaujantį į kitą teritoriją, padengiantį kitą teritoriją. Vyksta toksai tarsi sąmoningas šiek tiek konfliktas. Kitoks, galima tą konfliktą taip pat panašiai pavadinti, bet dabar keliauju į šiek tiek kitokį aspektą, tokią savoką,
ksenofonofobija. Ne tik ksenofobija, bet ksenofonofobija. Ksenofonofobija kaip kito ar kitokio garsai susieti specifiškiau su etniniu priešiškumu, ypatingai ribos tarp mes ir jie brėžimo. Taigi ne kažkoks atviras rasizmas, pavyzdžiui, arba atvira ksenofobija, kur tu sakai, kad tau nepatinka kokia nors etninė grupė, bet išskiri būtent tam tikrus garsus susietus su tam tikru reiškiniu ar tam tikra grupe ir juos įvardini kaip nepageidaujamus, kaip nenorimus. Tam tikri garsai yra laikomi tinkami, vietoj esantis, reikalingi, o tam tikri garsai kaip svetimi, netinkantis, ne vietoje. Vieni yra labiau norimi, o kiti yra visai nenorimi. Tai Agata, čia reikėtų ištarti, Laisek ar Lisek, nesu tikra, su kolegomis tyrinėja Berlyną ir Londoną, aš aptarsiu Berlyno pavyzdį, ir pademonstruoja, kaip tam tikri garsai vietos gyventojams siejasi su miesto turistifikacija, su miesto tokia kolonizacija ir yra jų atmetami, prieš juos kovojam. Tai kadangi Berlynas tampa ir jau labai ilgą laiką, ar ne, yra populiarus tarp įvairių kūrybinių darbuotojų, ar ne, ar tų skaitmeninių klajūnų, kurie gali dirbti bet kurioje vietoje, tai patraukli vieta dėl savo kultūros, tai jų vis daugėja. Na, o žinoma, tada vietos gyventojai patiria tą turistifikacijos ir gentrifikacijos poveikį, mažėja vietų vietinius gyventojams. Be abejo, būstas tampa problema ir kyla toks pasipriešinimas ir atmetimas. Ir jisai išreiškiamas per atmetimą labai specifinių garsų, kurie būtent išreiškia tų migrantų, sakykime, garsus. Tai vienas iš jų lingvistinis, tai yra kalba, kuri pasklinda miesto erdvėje, tai yra įvairūs anglų kalbos niuansai. O kitas garsas, prieš kurį yra kovojama, kaip matote, ir grafiti kuriami yra, tai yra lagaminų ratukų važiuojančių per šaligatvį garsas. Tai, žodžiu, lagaminų ratukai važiuojantis per šaligatvį, mažų ratukų stakato ant asfalto ar plytų, ar šaligatvio plytelių, šokinėjančių per kiekvieną trūkį, yra suprantami kaip sutrikdantis ramybę, ypatingai kai tai vyksta paryčiais arba naktį. Ir šitas lagamino ratukų skambėjimas tampa tuo indikatorium, tuo garsu, kuris rodo svetimumą, gentrifikaciją, turistifikaciją ir primena tai, kaip miestas keičiasi. Na ir jo atžvilgiu tada išreiškiama tokia neapykanta, išreiškiama ir šiais grafičiais, kurie sako daugiau jokių lagaminų. Rollkoffer čia atveju referuoja būtent į lagaminą. Kitas paveikslėlis, kita vinjetė tokia, kurią taip pat galima įvardinti kaip ksenofonofobija, tai yra turgus Berlyne, kuriam yra būdingi specifiniai garsai. Tai yra šaukiama, kai prekeiviai šaukia, kai pristato produktus. Ir šitas šaukimas kuria jo tarsi tokią etninės įvairovės patyrimą ir yra būdingas pardavėjams, kurie nėra patys vokiečiai, o etniniams vokiečiams yra nepriimtinas, atrodo toksai trikdantis šaukimas pardavėjų nuo jų prekystalių, kuris būdingas yra kitose kultūrose, bet
sakykime, tokioje Vokietijos kultūroje jisai patiriamas kaip trikdantis ir tada jie siekia, kad šitas šaukimas būtų uždraustas. Na ir šitas turgus buvo privatizuotas ir šaukimas nuo prekystalių buvo uždraustas. Ir atitinkamai tada pardavėjai, kurie anksčiau prekiaudavo šitame turguje, patiria tai kaip turgaus atmosferos praradimą, tą tokį jos įvairialypumo, unikalumo, etninių garsų girdėjimo praradimą ir tada sukuriama tokia tarsi labiau išvalyta, kontroliuojama erdvė. Ir kaip teigia autoriai, yra svarbu mąstyti, atskirti, kur gyventojai siekia tylos nuo tam tikro miesto triukšmo taršos, kaip pavyzdžiui ir besidaužantis lagaminai už lango naktį arba paryčiais. Tačiau tai atskirti nuo to, ar reikalaujama tylos tų garsų atžvilgių, kurie yra koduojami kaip etniškai kitokie arba svetimi. Tai yra, kur yra tiesiog triukšmo lygis per didelis, o kur yra tam tikras atskirimo momentas. Ir iš tikrųjų yra labai sunku nustatyti, dėl to, kad visiškai įmanoma, kad atskirimo momentas nėra sąmoningai susijęs su akivaizdžiai išreikšta ksenofobija, vaikų nemėgimu arba kitais momentais, tačiau jis yra įkūnytas ir iš tam tikros grupės yra iš tiesų patiriamas kaip nemalonus ir nepriimtinas. Tačiau nebūtinai ir taip pat yra toks reikšmingas momentas, kaip mes patiriame tuos garsus kaip tą ribos brėžimą. Ir čia svarbus yra keli momentai. Tai yra tas garsinis habitus, tai yra įkūnytas, išmoktas tam tikrų garsų patyrimas, girdėjimas, tam tikrų garsų laikymas priimtinais garsais. Kaip mes bendraujam. Sakykime, mes taip jau bendriau paėmus Lietuvoje bendraujame tyliai. Sėdim autobusuose tyliai, žiūrim pro savo langą arba į savo telefoną. Mums nėra priimtina, mums nėra jauku, kai kas nors labai garsiai iš mobilaus telefono klauso muzikos. Yra šiek tiek nejauku, jeigu italų studentai įlipa ir bendrauja savo normaliu garsu, ar ne, mes jaučiamės, kad jie šaukia, gal jie yra kažkokie pavojingi, ar ne. Tai yra tas įkūnytas dalykas, išmoktas per gyvenimą dalykas. Tačiau taip pat yra ir diskursai, kurie apibrėžia tam tikrus garsus, suteikia jiems simbolinės prasmes. Kas yra teisinga, civilizuota, priimtina, kultūringa, o kas yra necivilizuota, nekultūringa, nepriimtina ir skirsto juos. Ir vienų grupių šie apibrėžimai dominuoja kitų grupių apibrėžimus. Paprastai tai yra susijęs su socialinė klase. Aukštesnės klasės apibrėžimai dominuoja žemesnių klasių apibrėžimus. Na ir trečias toks momentas, atsiskleidžiantis kai kuriuose tyrimuose, kad taip pat tai gali būti padaromas ir sąmoningas judesys, siekiant asocijuoti su, sakykime, aukštesnio statuso socialinė grupė, yra žemesnio statuso socialinės grupės garsai, mokomasi juos priimti kaip nepatrauklius, nors pats gali būti, pavyzdžiui, kilęs iš tos grupės, tačiau strategiškai juos atmesti ir ugdyti savo skonį aukštesnio socialinio statuso grupiai priimtų standartų atžvilgių. Taip. Na, prieš tai, ką paminėjau, tai dar paminėsiu, kad tai buvo toks tyrimas, kuriame studentai apsigyveno etniškai mišriame rajone ir klasifikavo vietos gyventojus kaip labai triukšmingus ir tokius esančius iš geto ir prastos kultūros, nes jie klausė muziką kitokią negu studentai, jie bendraudavo gatvėje, atsisėdė ant šaligatvio, o ne kambariuose, šaukdavo vieni kitiems pro langą,
vietoj to, kad paskambintų telefonu, matydami žmogų gatvėje jį pašaukdavo, vietoj to, kad, žodžiu, paskambintų ir savo namų erdvėje apsiriboja, pasikalbėtų. Tuo metu studentai save klasifikavo kaip tylius, nors studentai kaip žanras yra klasifikuojami kaip triukšmingi. Jie taip pat kėlė vakarėlius, garsiai klausėsi muzikos. Tačiau jų triukšmingumas buvo priimtinas kaip tam tikros aukštesnės klasės, kaip pereinamasis laikotarpis, kaip tinkamas amžiaus grupėje. Tačiau vietos gyventojų triukšmingumas buvo priimtinas, na, kaip tiesiog rodantis tam tikrą žemesnės klasės kultūrą. Panašiai keliaujame toliau į Indiją, irgi noriu pristatyti šitą pusvalandis man liko pavyzdį. Tai turiu pusvalandį, taip galvoju. Taip, tai šičia matome Gontvinpurį, kaip čia lietuviškai slums, taip negražiai verčiama kažkaip lušnynai, neformali gyvenvietė, gal reikėjo pasakyti taip, neformalią gyvenvietę. Ir šitas tyrimas yra įdomus tuo, kad šita neformali gyvenvietė yra apsupta viduriniosios klasės rajonų, netgi aptvertų ir saugomų gyvenviečių daugiausiai. Ir nors santykis yra labai intimus, dėl to, kad iš neformalios gyvenvietės gyventojai dirba viduriniosios klasės rajonuose, tačiau viduriniosios klasės rajonai norėtų, kad jie dirbtų pas juos, tačiau negyventų šalia, kad jie būtų iškelti kur nors toliau ir važinėtų pas juos dirbti. Jie patiria neformalios gyvenvietės gyventojus kaip labai triukšmingus ir klasifikuoja tą teritoriją kaip triukšmą. Triukšmas yra siejamas su garsia muzika, su garsiais balsais, su šaukimu vienas kitam, kaip prieš tai paminėtame tyrime, šaukimu vienas kitam iš langų. Taip pat ir pats materialumas, visos tos sienos ir medžiagos, iš kurių yra statomi pastatai neformalioje gyvenvietėje, paprastai yra kieti, neminkšti ir atitinkamai sustiprina tą garso jausmą. Patys gyventojai patiria šitą visą savo garsą kaip bendruomeniškumo, gyvumo, tokio savitarpio bendrumo buvimo. Taip pat šitame rajone stovėjo fabrikas, tai jo garsus taip pat patiria kaip reguliuojančius dienos ritmą, suteikiančius užtikrintumą, kad turi darbą, kad gali pragyventi. Ir fabriko uždarimas, kuris buvo iškeltas, kad nebūtų tiek garso, tiek oro taršos, sukelia tą tuštumos jausmą, priklausimo vietos, saugumo jausmo, praradimo jausmą. Na ir įdomiai mes apverčiame, kad patys neformalios gyvenvietės gyventojai, kai keliauja per viduriniosios klasės rajonus, jie taip pat patiria jų tylą kaip labai garsią ir triukšmingą. Jie patiria, kad joje nėra bendruomenės, nėra bendravimo, nėra tarpusavio palaikymo. Pats viduriniosios klasės žmonių buvimas jiems kelia tokį, jiems atrodo triukšmingas savo buvimu, tokiu spaudimu ir jie jaučiasi nejaukiai. Taigi matom, kaip tas garsas savaime netampa triukšmu. Garsas tampa triukšmu kaip kategorizacija nepažįstamų kraštovaizdžių, kuris neleidžia prasmingai įsileisti santykių su kitais, kontroliuoti to santykio ar grupės ar bendruomenės. Ar ne, jeigu mes negalime, jeigu jis lenda į mūsų erdvę, mes negalime kontroliuoti, negalime padaryti ir jis yra kitoks negu mūsų, mes jį patiriame kaip triukšmą. Taip. Taip. Tai mes atkeliavome nuo to, kad mieste nėra tik triukšmas ar tyla. Tas triukšmas ir tyla yra socialinė konfrontacija šiek tiek susieti ir tarsi judam ir mastam apie tą galimybę suartėti ir galima kelti klausimą apie garsus ir vietos tapatumą. Čia yra nuotrauka iš Skorinos gatvės, kurioje aš gyvenau 2013 metais. Aš dariau šitą nuotrauką. Galite įsivaizduoti tokią sekmadienio popietę su katinėliu bėgančiu ir žmogumi. Ir gal tiesiog vieną akimirką.
Taip. Na ir viena vertus tie garsai, žodžiu, jie turi tam tikrą sąsajas ar ne, kai mes, jeigu atsitraukime nuo tų konfliktų ir grįžtame prie tos minios judėjimo ar ne, kurioje nėra didelio konflikto, tai mes tą specifinį materialumą atsimenam, priimam, katedros varpų skambėjimą, mašinos važiuoja ratais per plytas, specifinis garsas, nors nebegirdime arklių taukšinčių kanopų, ar ne, susidaro tam tikri tie garsovaizdžiai, kuriuos mes atpažįstame kaip unikalų tų vietų tapatumą ir jisai mums padeda prisirišti prie tos vietos. Ir kartu susijęs yra su atmintimi. Iš asmeninių užrašų. 2013 metais gyvenau mažoje gatvelėje, dengtoje grindinio akmenimis. Pianistas, dviračiai, šuo, muzikos mokykla, diena reguliuojama šalia esančios mokyklos skambučio ritmo, ratų garsas ant grindinio akmenų, šaukiantis vaikai, po langu kalbantis mano kaimynai. 2013 metai birželio 7 diena. Mano gatvės pianistas kovoja su vidiniais demonais. Noriu eiti po jo langu ir sušokti įstringą šokį. 2013 metai rugpjūčio 8 diena. Kol gatvės pianistas miega, klausausi jo įrašo, gožiamo žirgų svirpimo, pravažiuojančių dviračių ir kartais sulojančių šuns. Kaunas, Žemieji Šančiai, 2014 lapkričio 5. Mano rytinė muzika, mašinų ir troleibusų ūžesys. 2015 metų pavasaris. Mano bute, kuris, kaip juokauju, tarsi stignai sukurtas miesto sociologijai, turiu vonią su gyvų transliavimu iš miesto. Nors miegamajame virš judrios gatvės girdžiu tik švelnų troleibusų garsą, tačiau vonėje girdžiu troleibusus, lietų, audrą, paukščius, lojančius šunis. Gatvės garsai laimingo ar neatsitiktinumo dėka pripildo mano erdvę. Šitas miesto garso takelis labai svarbus mano kasdienybėje, jis leidžia man jausti susietai, įsiliejusi į miestą. 2021 metai. Dukrai 1,5 metų, už lango girdisi ritmingas traukinio dunksėjimas. Dukra sako, tu, aš atitariu, traukinys važiuoja, jis sako, bėgiais. Na ir tie vietų garsai, jie sukuria mūsų tą asmeninį tokį ryšį. Viena vertus, šiuo atveju, mano atveju, gana individualiai, nors siejant su tom institucijom, kita vertus tą bendruomenės pajutimą, kad ta bendruomenė kažkokia, ta grupė kažkokia yra ar buvo toje erdvėje. Ir kai šie garsai išnyksta, vykstant miesto kaitai, tai yra patiriamas jų praradimas. Tai čia noriu nurodyti, jau skubėdama šiek tiek, į 2 studijas. Vienoje studijoje buvo nagrinėjamas Dublinas ir kaip jame keitėsi garsai nuo 60-mečio vykstant miesto atnaujinimai, kai pamažu užsidaro tokios vietinės ekonominės veiklos, kurios vykdavo ir kurios išskirdavo specifinį garsą. Tai pavyzdžiui, turgus, kuriame atridendavo statines ir kur netgi su arkliais atveždavo prekes, iškraunamų prekių garsas, jų iškrovimo šūksniai. Tai nors tokie garsai labai anksti ryte girdėdavosi, tačiau šitų garsų palaipsnis išnykimas, išsikraustančių žmonių, vaikų balsų nebegirdėjimas, tos visos viešoje erdvėje vykstančių veiklų nebegirdėjimas sukelia vietos likusiems gyventojams tokio praradimo jausmą. Ir kitas tyrimas, iš kurio aš įdėjau citatą, miesto rajonas Liverpoolyje, dalis miesto buvo nuspręsta ją atnaujinti, iškraustyti tenai gyvenančius žmones ir nugriauti jų namus ir perstatyti, sukurti naujus būstus. Tai gyventojai priešinasi tam iškraustimui, kovojo, galiausiai neišsaugojo, vis tiek buvo iš tos teritorijos iškraustyti. Tačiau autorė Jacqueline Waldock nusprendė padaryti tokį dalyvaujamąjį tyrimą ir įrašyti to benykstančio rajono garsus.
Vieną akimirką atsiprašysiu, nors apsveikau, bet ne iki galo. Taip, rajono garsus ir taip pat fiksuoja tą bendruomenės garsų patyrimą, praradimą vykstant miesto atnaujinimo procesams. Ir organizuoja projektą, kuriuo dalyviai patys įrašo jiems svarbius garsus ir konstruoja iš jų tokius garsinius pasakojimus. Na ir kas buvo svarbu, čia kad tas garsų įrašymas, jisai leido imtis tiem gyventojams tarsi tokio aktyvistų pozicijos, kad galėtų išlikti savo namuose. Jie aktyviai įrašinėjo garsus, kurie buvo svarbus jų namuose ir aplinkoje, juos pristatė kitiems ir tokiu būdu siekia, mesti iššūkį tam suvokimui, kuris buvo formuojamas iš savivaldybės, kad tai yra prasta vieta, kad ją reikia nugriauti, kad tai yra nereikalinga vieta. Ir norėjo parodyti, kad tai yra svarbi socialinė erdvė, kad tai yra svarbi bendruomenės erdvė, kad šitie namai nėra tik tai sienos ir stogai, bet kad tai yra ryšiai tarp žmonių su visa ta aplinka. Na ir pacituosiu vienos informantės citatą, kai jinai sako: daugumai iš mūsų gyvenimo garsas tikrai pasikeitė per visą šį iškraustymą iš namų tuštėjimą. Nebeturime kaimynų ir aš to labai pasilgau. Pasilgau žmonių, kurie kviečia savo kates grįžti namo, šaukia vienas kitam ar tiesiog kalbasi tarpusavyje. Kiti dalykai skamba garsiau, nes tiek mažai žmonių beliko. Pavyzdžiui, paukščio giesmė, kai kas nors spardo kamuolį ar kas nors juokiasi. Ir kartu buvo išskirtina tai, kad girdimų kaimynų garsai, kaimynų girdėjimas, jis buvo kaip tik įvardinamas kaip svarbus garsas, kaip prarandamas garsas. Ir garsai sklindantis iš kaimynų nebuvo traktuojami kaip negatyvus, kaip paprastai jie yra dažniausiai traktuojami. Taip. Taigi, garsai susiję su konfliktais, tai yra garsai, ne tik, kaip pasakyti, grinai sociologiniai ar socialiniai, ar ne, tai žmonių kuriami garsai, bet materiali aplinka dalyvauja tose garsuose. Ir kyla tas klausimas, ar turėdami tai omenyje galime kurti kažkokias neskaldančias, o susiejančias akustinės atmosferas. Nesociologiškai mąstant yra tokių priemonių, kurios padeda švelninti konfliktus. Pavyzdžiui, tai naudojamas keli dalykai. Pirmas dalykas tai yra garsą sugeriančių paviršių ir garso niuansus kuriančių objektų ar priemonių naudojimas. Tai pavyzdžiui, augalai, žalios sienos, žali stogai, augmenija, kuri leidžia apsigyventi didesniam kiekiui paukščių. Čia tokiau daugiau techniniais tyrimais atskleidžia, kad tai labai stipriai padeda atsverti, sakykime, automobilių triukšmą kaip negatyvų garsą, minkšti paviršiai sugeriantis garsą, vanduo, tekantis vanduo, krintantis vanduo, fontanai. Na ir taip pat garso barjerai, tačiau garso barjerai iš tikrųjų yra labai kritikuojami dėl to, kad jie daugiau suniveliuoja tą garsą ir padaro jį tokį dar nemalonesnį. Na ir tokie pasiūlymai, kurie, sakykime, nėra labai sociologiniai, bet įtraukia tam tikrą požiūrį į žmogų, yra, jog galima kurti garsovaizdžius. Tai yra formuojant urbanistinės teritorijas, formuojant tam tikras erdves, reikėtų apmastyti, kokios funkcijos tenai bus ir kokį garsą tos funkcijos kelia ir kaip tada idėjų nešus tą funkcijų dėlionę, kokį preliminariai garsovaizdį mes gausime. Jeigu mes žinome, kad žmonės maloniai veikia, maloniai bebendraujančių tarpusavį žmonių garsai, vanduo,
paukščių garsai, lapų šnarėjimas ypatingai taip pat. Tai galima ar ne formuoti kavinių erdves, nešti žalumos, kurdinti fontaną ir panašiai. Taip pat svarbu išsiaiškinti, žinoma, formuojant tokias erdves ar keičiant erdves, konkrečias erdves, išsiaiškinti, kokie tie jau esami garsai, kokią reikšmę žmonėms turi. Nes tai, kas gali atrodyti, kad turi žmonėms nemalonę, nepatinka jiems, turi nemalonų poveikį garsai, iš tiesų gali būti žmonėms kaip tik reikšmingi. Kaip pavyzdžiui fabriko garsai Indijoje neformalioje gyvenvietėje, kurį panaikinus tarsi jiems turėtų pasidaryti geriau, nes štai bus daugiau tylos aplinkoje, tačiau jie jaučia didelį praradimą, nes tai reiškia kartu ir jų pragyvenimo šaltinio praradimą, jų gyvenimo ritmą reguliuojantį praradimą. Taip. Taip, tai čia tokie bandymai, kurie gali pagerinti bendrą, sakykime, tą garso foną daugumai žmonių, bet kažkokių tai tų specifinių garso kilančio konflikto, nenoro įsileisti arba noro dominuoti arba tiesiog susidūrimą kelių grupių šalia, jie nebūtinai peržengtų. Taigi, kaip kurti tą garsą, kaip tą Lefevro konkrečiąją utopiją, ar ne, tokią vietą, kurioje galėtų suformuoti suartėjimas. Na, kaip minėjau pradžioje, yra daug žinių, kaip skaldyti, kaip ardyti. Yra labai mažai žinių, kaip jungti, kaip sieti. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Tai galima tik pasakyti keletą tokių užuominų. Čia visa kaip galimybė atvira tyrimų sričiai nustoti nagrinėti tai, kas skaldo ir pradėti ieškoti, nagrinėti, kas jungia. Taigi tie fiziškai arti esantis, socialiai nutolę, nepažįstamieji, kuria binę, gal publiką, o gal srautą. Ir tas srautas kuria kažką tokio laikino, kuria ritmą. Nepažįstamieji įsitraukia į miesto ritmus ir kuria miesto tekstūrą, to neatpažindami. Ir tie ritmai gali būti kelių skirtingų būdų. Tai yra tie nesąmoningi ritmai, kurie susieja žmonės miestuose, jiems judant į darbą, iš darbo į mokyklą, iš mokyklos, per visas jų veiklas. Tai gali būti sąmoningi ritmai, kuriais reguliuojamas miesto gyvenimas, tokie kaip varpų dūžiai. O taip pat tai gali būti tam tikri sąmoniai sukurti simbolinės prasmės pripildyti ritmai tampantis kažkokiam šventiškom intervencijom. Tai, na, toksai sociologas Rendalas Collinsas, jisai kalba apie sąveikos ritualus, na ir jisai pasiūlo, kad sukuriant tokią sufokusuotą emociją ir dėmesį į tam tikrus bendrus dalykus, gali sukurti solidarumą ir solidarumą tarp grupių arba kurti grupės simboliką, kurti grupės priklausimo jausmą. Tai tokie ritualai, jeigu jie yra sėkmingi, tada jie gali pripildyti dalyvius tos pozityvios energijos. Bet jeigu jie yra nesėkmingi, tada žinoma ir netinkamai padaryti, tai tada tokio rezultato jie nesukurs. Na ir tada vienas iš tokių variantų, kai mąstoma, kaip kurti, kaip peržengti tas ribas, tai kalbama apie garso meną, kuris pasiūlo tuos siejančius simbolius per įvairius, sakykime, tai, kas vadinama kūrybinėmis intervencijomis. Tačiau,
Na, garso menas gali padėti sukurti tą tokią demokratišką erdvę, kurioje gali dalyvauti. Gali padėti pamatyti, įtraukti grupės, kurios yra nematomas, atnešant į erdvę jų garsus. Gali leisti marginalizuojamam grupėm, kaip girdėjote ankstesnėme tyrime, kur vyksta rajono grovimas, atnešti savo garsus į viešumą, parodyti, tokiu būdu dalyvauti. Tačiau iš tikrųjų tai yra labai labai sudėtinga kokybiškai padaryti ir tas viešasis menas, kuris turėtų sutelkti, paskatinti dalyvavimą, paskatinti solidarumą, ne visada suveikia. Tam reikia labai specifinių sąlygų, tik paties labai stipraus grupės įtraukimo, atsižvelgimo į tos grupės gyvenimo aplinkybės ir vengimas tų galios santykių, kurie galėtų susidaryti ir demonstruojantį tokį meną. Na, yra ir keli tyrimai, kurie bando pasižiūrėti tai, kas galėtų sutelkti. Šičia aš įdėjau asociatyves su jais susietas nuotraukas, darytas mano skirtingose miestuose. Vienoje jų matote Lisaboną, kur skvere, tokia mazge, kalbant Kevino Linčo terminais, stovi gatvės muzikantas, važiuoja pro šoną tramvajai ir praeinantys žmonės sustoja, sėda ant žemės, klausosi ir ima kurti tokią įtraukę erdvę. Kitoje matote Varšuvoje Lazienkų parką, kuriame ir pianistas prie paminklo groja Šopeno kūrinius ir susirinkę žmonės klausosi. Ir taip pat pakrantę, Vyslos pakrantę Varšuvoje, kurioje teka vanduo, kuris sutraukia vaikus, jų tėvus ir kuria tokią žaismingą, jungiančią erdvę. Taip, tai vienas tokių būdų sujungti buvo vėlgi akcentuojant gamtos garsus, kad vietose, kuriuose girdisi tiek gyvosios, negyvosios gamtos garsai, tai yra paukščių garsai ir tekantis vanduo, žmonės buvo linkę daugiau bendrauti, kalbėtis, būti grupėmis. Ir kitas aspektas tai yra siejimas per muziką. Tai šiame mane minėtame jau Mostar mieste, susiskaldžiusiame mieste, kuriame skirtingos etninės grupės siekia steigti savo garsinę teritoriją viena kitą uždengti, yra įgyvendinamos pastangos grupės susieti per muziką. Tai vienas aspektų yra įgyvendinama muzikos mokykla, kuri sutraukia vaikus iš abiejų pusių ir nuo jų bandoma sukurti tą bendrumą. O kitas pavyzdys tai yra dūdų orkestras, labai labai senas, nuo 1889 metų veikiantis dūdų orkestras, kuris keliauja per visą miestą, per visų etninių grupių gyvenamas teritorijas, tokiu būdu ir skleisdamas muziką, kuri visiems patinka abiejose pusėse ir tokiu būdu simbolizuodamas tą miesto bendrumą. Taip, tai nuo kalbėjimo prie miesto dar turiu keletą minučių ir pereinu prie architektūros ir noriu paminėti du pavyzdžius. Tai yra garsai ir biblioteka ir vėliau garsai ir mokykla, nes tai yra pastatai, kuriuos aš tyrinėjau ir kurie yra man įdomus ir kurie man rodo, kaip garsas specifiškai pastatų, galim sakyti, kad garsas pastatuose tai yra akustikos klausimas ir jisai yra sprendžiamas specifiniais inžineriniais dalykais. Tačiau mano nuomonė, akustika yra ne vien tokia fizinė ir techninė erdvės savybė, nors žinoma ir tokia, bet ir labai sociologinis klausimas, dėl to, kad jisai sąveikauja su tuo, kam yra skirta institucija, kokios yra erdvės sukurtos institucijai ir koks yra tų erdvių santykis,
kokia programa yra įgyvendinama toje institucijoje, kokie yra dalyvių lūkesčiai ir kaip tada jų veikiamos veiklos ir jų kuriamas garsas, nes žmonės visada kuria garsą, išskyrus, kai žaidžia tylos karalių, sukuria triukšmo situaciją. Tai pirmas aspektas, man įdomus, tai yra Vilniaus universiteto mokslo komunikacijos ir informacijos centras. Ir šito pastato, kuris nėra biblioteka, biblioteka yra tik tai jo dalis. Viena iš įdomių problemų ar dimensijų yra triukšmas. Tai yra triukšminga biblioteka. Ir man yra įdomu, dėl ko jinai yra triukšminga. Ar studentai joje yra tiesiog, neišsiauklėję, trūksta kultūros ir dėl to jie nemoka elgtis bibliotekoje. Kokia priežastis? Na ir čia įdomiai sąveikauja keletas dalykų. Pirma, tai yra pati vizija. Kas yra šitas pastatas? Ar tai iš vis yra biblioteka? Pagal universiteto apibrėžimą tai yra vieta, kur žmonės dalinsis mokslinę informaciją. Pagal studentų apibrėžimą tai yra biblioteka jiems dirbti, grinai studentams. Ir skirtingos grupės, taip pat architektai projektuojanti, bibliotekos vadovybė, Vilniaus universiteto vadovybė, mato skirtingas vizijas, kas šitame pastate turėtų būti. O kadangi tos vizijos yra skirtingos ir jos kai kurios prieštarauja, tada tas lūkestis, kaip jame reikėtų veikti, tampa toks šiek tiek neapibrėžtas. Sociologai tai vadina anomija. Taip pat šita biblioteka buvo tokia pirma Lietuvoje, aš sakyčiau, bent jau didelė, pirmas reikšmingas šiuolaikinės bibliotekos pavyzdys. Jeigu tradicinę bibliotekos kultūrą mes siejame su veiklų pasiskirstimu dėl erdvių pasiskirstimų, erdvių tarpusavio kontrolę užtikrinančią erdvės sintaksę, ar ne? Erdvės sintaksė yra hierarchinė, yra uždaros erdvės, kur tylu, yra bendros erdvės bendravimui, judėjimas per jas uždaromas durimis, yra aiškiai apibrėžtos funkcijos, yra aiškus darbuotojo buvimas ir erdvės nuosavybė ir apibrėžtos ir įkūnytos darbo bibliotekoje savybės. Šičia mes turime naują biblioteką, kurios modelis ar metafora yra internetas, simplozija, susijungimas, naujųjų medijų logika. Erdvė yra horizontali ir nehierarchinė, jinai išskyrus tualetus, visa yra susieta tarpusavyje. Paslaugos yra technologizuotos, darbuotojai atsitraukia. Ir tada pasidaro įdomus toksai dalykas, kad kaip čia susitelkia keli momentai. Tai pats pastatas sukuria bendrą akustinę erdvę, kurioje visi garsai yra kartu, tačiau darbas studentų reikalauja ir dirbti vieniems tyliai, ir dirbti kartu su kitais, tačiau taip pat pailsėti, atsitraukti, kalbėti telefonu ir panašiai. Tačiau erdvės yra nepaskirstytos. Taigi garsas sklinda. Kitas momentas yra tas, kad akustiškai erdvė yra susieta, tačiau vizualiai erdvė yra suskirstyta ir tarpusavio kontrolė yra labai sudėtinga. Pats pastatas kuria savo garsus, tai yra važinėjantis liftas, traukomos kėdės labai garsiai brūžinasi per grindis. Ir kartu, kadangi jisai sukurtas kaip laisva erdvė, jis kuria muzikinių kėdžių efektą. Tai yra, kad tu gali neštis kėdės, neštis stalą, nes jie visi lengvi, visi transformuojami, visi judantis. Ir tada studentai pradeda naudoti tai, ką jiem erdvė siūlo, bet tai prieštarauja bibliotekos kultūrai, kuri, nori tvarkos, tylos, apibrėžtumą. Tačiau pastatas siūlo visišką neapibrėžtumą ir laisvumą. Ir tada šitame susikirtime atsiranda triukšmas. Ir čia yra įdomu tai, kad viduj pasidaro tarsi tas negyvas triukšmas, apie kurį kalbėjau anksčiau, o ta tyli ramuma, kurią mes matome už lango, kur už didžiulių langų ošia pušis, tampa kaip tik neprieinama. Na ir kas atsitinka tada, kas yra įdomu, kad tie patys žmonės, kuriem reikia būti tyliai, jie patys ir tampa tais triukšmą kuriančiais, nes bet kurią akimirką, kur jiem reikia atsikelti, kalbėti telefonu, pakalbėti su kitu žmogumi ar kažką tai veikti, jie ima tą triukšmą kurti. Taigi erdvės konfiguracijos poveikis, erdvės transformatyvumo poveikis, normų neapibrėžtumo poreikis, tai kaipgi teisingai reikia elgtis šitoje erdvėje, iš vienos pusės besistengianti kontroliuojanti organizacija, bet iš kitos pusės kontekstinių nuorodų neaiškumas, kaip šičia reikėtų elgtis ir sukuria tokią keisto susiderėjimo erdvę, kurioje atsiranda triukšmas
kaip problema. Taip. 5 minutės. Ir kitas atvejis, kur taip pat atsiranda įdomios triukšmo prasmės daugialypės, tai yra mokykla. Ir čia vėlgi triukšmas susidaro iš pačios architektūros, kaip pastato fizinių savybių. Tai yra kietos grindys, kieti paviršiai. Pats erdvių paskirstimas yra klasės su plonomis durimis ir koridoriai, tiesiog nėra jokių kitų alternatyvių erdvių. Taip pat poreikis, tai yra vaikų ir jaunų žmonių poreikis judėti, skleisti garsą, žaisti, bėgti, lipti, dūkti. Ir pačios mokymo sistemos ypatybės. Tai yra reikalavimas, kad vaikai sėdėtų išrikiuoti vienas paskui kitą, kad jie visą dieną prasėdėtų tyliai ir juose kaupiasi, akumuliuojasi ta energija. Ir kas tada atsitinka, tas triukšmas įgyja skirtingas prasmes. Jo prasmes yra tokios, tai yra viena vertus tai yra trukdis, tai yra varginimas. Kita vertus tai yra linksmumas, nes jauti, kad yra kitų vaikų. Išsisakymas. Mes išsisakom per tą triukšmą, sako mano 8-tokas. Ir noras, kad nebūtų kontroliuojama. Mokykloje negalima sėdėti, lipti ant žolės pradinių klasių kieme, sėdėti ant klombų laiptų ar kitų paviršių bendrame mokyklos kieme, sėdėti ant palangių, išnešti maistą iš valgyklos, lipti į aukštą, kuriame mokytojų kambarys, gauti kamuolį iš sporto salės, žaisti pasigaminus kamuolį, bėgioti koridoriuje, triukšmauti prailgintoje grupėje, išlieti energijos bet kokiamis aktyvaus judėjimo žaidimo formomis, išeiti į koridorių būnant prailgintoje grupėje. Ir visi šitie aspektai yra susiję su tyrimai išryškėjusia statiškai tradicinius mokymo formatus orientuota mokyklos kultūra ir erdvių mokinių laisvumui, judėjimui, sėdėjimui, kitomis formomis nebuvimui ir su poreikiu lieti energiją. Ir tokiu būdu susiformuoja triukšmas. Ir kartu triukšmas yra suvokiamas kaip neatsiejama mokyklos ir jos identiteto dalis, jis tiesiog yra. Ar ne? Ir jeigu diskutuojama, ar jo galėtų nebūti, tai tada jo nebuvimas, kaip tik triukšmo nebuvimas yra patiriamas kaip kontrolė. Triukšmo nebus, jeigu mokiniams bus liepiama būti tyliai. Triukšmas tai galimybė išsisakyti ir bendrauti, tačiau tuo pačiu metu jisai kelia nuovargį ir susijęs su tylių erdvių poreikių, kurių nėra. To atsitraukimo nėra, laisvalaikio erdvių nėra. Ir čia vėlgi susikerta tie poreikiai iš vienos pusės švaistyti energiją, judėti, skleisti garsą, vertigo praktikos, o iš kitos pusės kaupti energiją, būti tyloje, susikaupti, ramiai bendrauti, kuriame mokykloje erdvės nėra. Ir taip. Taigi tokiu būdu, taip ir baigdama, norėjau parodyti, kaip šie skirtingi sluoksniai sukrenta į vieną vietą, sukurdami rezultatą, kuris yra tarsi toks, objektyvus ir negatyviai dažnai patiriamas tiek mokinių, tiek mokytojų, tačiau kyla iš viso šito tokio socioerdvinio aspekto. Taip, tai tiek norėjau papasakoti. Ačiū Jums už klausimąsi ir noriu pasidalinti įrašu. Taline gatvelėje matote pastatą, kuriame yra atvertas langas. Tai stovėdama po tuo langu aš įrašiau šitą garsą ir tikiuosi Jūs jį išgirsite.
What's the things you should fight for that you ever see for? They that you put running down to riverside, taking away from God's someday. I got one thing I throw across, we're gonna sing the world song. Taip, tai tiek iš manęs, ačiū. Ačiū labai, Dalia. Tikrai taip, pirmą kartą kažkaip susimąsčiau, kad kaip skirtingai įvairių profesijų žmonės patiria miestą ir skirtingus dalykus pastebi ir vertina. Žmonės jau dėkoja pačiai už paskaitą. Saulė, Giedrė. Taip, turime dar 10 minučių klausimų atsakymų sesijai. Taip, aš paminėsiu, kad šitas sritis garso miestuose yra labai plati. Ir čia, žinoma, aš daugybės dalykų negalėjau paliesti. Tai vienas iš jų labai yra svarbus ir negalios klausimai. Ir tanaito klausimai žmonėm, kurių girdėjimas yra vienaip ar kitaip apribotas. Ir svarba neregiams labai pagal garsą irgi svarbu orientuotis. Tai iš tikrųjų labai daug tų dimensijų, kurių į 1,5 valandos nesudėsi. Tai bandysiu atsakyti, jeigu žinosiu atsakymus, visų klausimus galbūt nežinau, bet kiek pavyks, galiu bandyti atsakyti. Tai gal yra norinčių paklausti, dabar visi dėkoja. Jo, kol kas nėra. Dalia, o kaip pati vertintumėj, tarkime, technocistinį prieigą prie šitų klausimų, tarkime, turint omeny tų žmonių įvairovę ir kad anksčiau vėliau mes neišvengiamai gyvensime dar glaudžiau nei dabar gyvename, yra tarsi tokios jau technologijos siūlomos žmonėms kaip įvairiaus akustinių savybių paviršiai, ar ne, kurios gali tu pats asmeniškai reguliuoti. Jeigu tu nori, kad tau būtų, žinai, viskas pritildyta, tu įjungi tą jau akustinę sienelę. Jeigu tau, žinai, norisi kaip tik atsiverti ir girdėti aplinkinius garsus, tai tada tu jau eliminuoji šitą ir vėl tas triukšmas tarsi įsijungia. Tavo akimis, ar tai nėra jau perdėm reguliacinis elgesys, ar kaip tik sveikintinas? Gerai, kad tarsi nuo žmonių priklauso pasirinkimas. Jo, čia reikėtų giliau apmastyti, bet aš tiesiog dabar galvoju apie žmonės, žiūrint tai, kam tai yra naudojama, ar ne? Ir aišku, reikia galvoti, kokias pasekmes. Bet jeigu aš galvoju apie žmonės, kurie turi tam tikrų sensorinių poreikių, kaip paminėjau, pavyzdžiui, kurie turi tenaitą, nežinau, ar žinot, kas yra tenaitas, kai spengia visą laiką ausyse. Ir kai yra didelis triukšmas, triukšminga aplinka, tai yra labai tiesiog sunku. Ir kiti gali būti įvairi neuroįvairovės įvairūs klausimai, gali būti, kur sunku būti tiesiog fiziškai, tie decibelai. Jau tada yra nesvarbu, ar tenai žaidžiančių vaikų garsas, ar tai yra mašinų, tas socialinis įprasminimas šią prasme, fizinę prasme jau praranda reikšmę. Tai aš manau, kad tarkim tokie paviršiai, žiūrint, kur jie taikomi. Jeigu tu, pavyzdžiui, turi juos savo namuose ir tu gali tokiu būdu kažkaip malšinti, kažkaip tą aplinką su gatve ar panašiai tiek, kiek tau reikia, tai yra pozityvu. Jeigu tai yra kažkur naudojama kažkokiam atskirimo garsui, nežinau, jeigu žmogų per prievartą įkiša į tokią patalpą ir išjungia jam garso galimybę, tai tampa, žodžiu, kankinimu. Tai ta prasme, čia žiūrint, kurioje vietoje tai naudojama yra. Taip, tikrai, čia reikia jautriau ir atsakingiau, taip, kad iš tikrųjų nepaleisti. Bet... Tiesiog tas momentas, kurį tarsi bando perteikti visi autoriai, kad iš tikrųjų, taip, ta prasme, garsiai ūžiančios gatvės, jos visiems trukdo ir visų sveikatą gadina.
Bet kad vienareikšmiškai įvairūs tiesiog garso mažinimai ir įvairūs įstatymai priimami, kad būtų sumažintas garsas, jie pas mus gal ne, bet, pavyzdžiui, ten kokiose Junktinėse Amerikos valstijose nueina gana toli. Tai ten, pavyzdžiui, draudžiami gatvės muzikantai, ten draudžiama ten šaukti, ar ne, ten draudžiama grupuotis, tai draudžiama, kad tarsi ta tyla tokia būtų. Tai tiesiog kažkaip kompleksiškai išimti ir atverti, išnagrinėti tą tylą, kiek tos tylos reikia ir ar tikrai jinai gera. Ir nes ta visiška tyla šiaip ir, kaip rodo tyrimai, jinai negera, jinai kelia labai nesaugumo didelį jausmą. Čia mes, aišku, į kitus dalykus iškeliaujam, pavyzdžiui, moterų erdvės patyrimą. Tyli tuščia gatvė, žinoma, vyrai įvairių moterų, bet, tarkim, toks šiek tiek tam tikra tendencija. Tyli tuščia gatvė, kurioje aidi tavo žingsniai, yra patiriama kaip nesaugi erdvė. Galėtum galvoti, kad saugi, nes, taigi nieko nėra, nieks neužpuls, bet tu patiri tą, o jeigu tu eini gatvę, kur tu girdi ten pro langus kimčiančias šakutes restorane ir kažkas šnekučiuojasi, tai tu toks visas suviniotas į tą kokoną ir jautiesi saugiai, nors iš tikrųjų kas nors vis tiek tave gali toj gatvėje užpulti, nes, kaip žinom, pati nesaugiausia erdvė Vilniuje yra Vokiečių gatvė, ar ne? Tai va, tai ta prasme gali, bet tas yra visai kitas toksai jausmas. Ir tavo paskaitos metu irgi atkreipi dėmesį ir aš supratau, kodėl nelabai man patinka, teko kelis sykius lankytis tose vadinamose kaulinguose, kaip čia, naujos kartos bendrabučiuose, ar ne, kur tarsi viskas yra labai patogu, visi įmanomi poreikiai iš anksto tarsi patenkinami, bet kartu yra toksai, bent aš jaučiu kažkokį sintetinį tokį dirbtinumą ir susimaščiau, kad galbūt iš dalies ir tas garsas prisideda prie to, kad tas pastatas labai izoliuotas ir tu jauti tą net koridoriuose kiliminės dangos ir, ta prasme, žmogus tarsi eliminuojamas, tu karts nuo karto kažkokį kaimyną ten gali pamatyti, bet miesto garsas tavęs nepasiekia ir tu toksai kaip kažkokiai kapsuliai atsirandi. Taip, bet aš kažkaip mąstau apie tai, kad, čia kaip visada, aš kaip sociologė pasakysiu, reikia daugiau tyrimų, nes yra perspektyva, yra tam tikra perspektyva, kur aš iš tų asmeninių vinječių kalbėjau, jausti tą ryšį. Ir, pavyzdžiui, man gyventi bute, kuriame nesigirdėjo jokio garso, ar visiškai tyloj sėdėti, pradeda spausti smegenis ir tiesiog nori išeiti vos ne ant suoliuko dirbti. Bet yra žmonės, gal kurie patiria kitaip. Negalima irgi universalizuoti savo to tokio noro, va to susieto miesto ir tų kaimynų garsų. Nes yra irgi tyrimai, kurie rodo, kad taip tas kaimynų garsas, nes iš tikrųjų įsiterpia į tavo erdvę ir jeigu sienos yra tokios plonos, kad tu girdi visus kaimynus, taip kai kuriuose ten bendruomenėse tai matoma kaip tam tikras toks, aš girdžiu, kad yra kiti kaimynai, tačiau daug kano tai yra ir negatyvus patyrimas. Čia jau labai konkretus sprendimas, ar nereikia geresnės sienas statyti, kurios nebūtų tokios plonos, kad kaimynus girdi. Ir yra tų pavyzdžių, kaip Užupyje, tarkim, vienas kvartalas, kur labai arti vienas kito korpusai sustatyti ir kiemas tampa tokiu šuliniu, garsiniu šuliniu, kur kiekvienas garsas nueidi dar 100 kartų ir visi kaimynai girdi, kas vyksta kieme. Ir tada jau iš tikrųjų ne tik tai pačiam kieme, bet ir kaimynai tarp kaimynų, jeigu pravertas langas, tiesiog tu kaip tavo svetainėje visus tos garsus girdi, tai irgi čia architektam tokie truputį gal akmenukas į jų daržą, kad užsakovų noras turėti kuo daugiau kvadratinių metrų ir tą norą tenkinti tarsi ir pareiga, bet sykiu ir pareiga sukurti kažkokį komfortišką gyventi aplinką. Dabar... Ir man ta įdomi patirtis, kur būtent pasiūloma pažiūrėti į garsą per specifines funkcijas. Žinoma, ten tas pasiūlymas galbūt toksai supaprastintas, tai yra ten bėgantis fontanas kažkoks, tai tenai bendraujantys žmonės, žaidžiantys vaikai, tiesiog sudėlioji garsą su tam tikrom funkcijom ir dėlioji kvartalą tarsi jau dėdamas tas detalės per garso prizmę. Be abejo, tai turi būti ir užsakymas tada toksai, kuris nori tai atsižvelgti, ar ne? Čia reikalauja tam tikrų papildomų tokių sluoksnių, įsipareigojimų ir panašiai. Tačiau kaip variantas. Tik tai tiek, kad noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra labai puiku, kad tu galvoji apie tą garsą ir tas garsinės atmosferas, bet kad kartu vis tiek yra tų gilesnių, tų sociologinių tokių momentų, kad toks dėliojimas, jisai bus labai puikus viduriniosios aukštesnių pajamų klasės žmonėms, kurie tikrai tenai gerai bus. Bet
tos garso problemos, nu jos ir su visokiais kitais dalykais susijusios, nes ne visi žmonės yra va, ta viena tokia grupė, yra daug tų kitų grupių ir plus ta pati grupė turi va, tą tendenciją norėti atskirti daugiau, vaikai yra problema, žodžiu, vaikų turi nesigirdėti, ar ne, tai va, kad, nu, šitie dalykai, gal jie ne tik per garso barjerus sprendžiami, čia gal reikia iš esmės nu, kelti klausimą, kaip mes visuomeniai gyvenam, kokias politikas įgyvendinam, kaip vieni kitus matom ir panašiai. Ir iš tikrųjų labai suintrigavo tas pavyzdys iš Berlyno, kad kai statytojai pareklamavo būsimą būstą kaip esant tyloj ir iš tokiai pusiau gamtinėje aplinkoje ir tai tapo tokiu tarsi ir teisėtų lūkesčių, ar ne? Ir vėliau turi rasti išeitį, kad vis dėlto tai būtų tas pažadas įgyvendintas, o mūsųse gan dažnai dar vaizduojami visokie fontanai ar paukšteliai medžiuose ir finale dažniausiai neatsiranda tie daiktai. Tai tokia žvilgsnis į ateitį, kad gali ir Lietuvoje atsirasti tokių situacijų, kai pirkėjas priima tai kaip teisėtą lūkestį ir kelia tada kažkokią bylą, kad vis dėlto būtų realizuotas tas jo lūkestis. Klausimas paskutinis ir mes atsisveikiname su Dalia. Gal tada galima Alicija Dacevič, muzikologija. Čia labai malonu girdėti apie garsą. Aišku, jūs kalbėjote apie tai, kas jungia, tai labai malonu, kas daug jungia, bet visada tas žiūrėjimo kampas yra šiek tiek kitas. Tai mane, aišku, labai rūpi garsas, bet tyriu aš istorinę perspektyvą, bet šiandien vis dėlto norėčiau kalbėti apie tai, kas jungia. Tai ypač norėčiau atkreipti dėmesį į savokas. Nes man kaip istorikiai tai nėra tas pats vieta, erdvė, kraštogarsis, kraštovaizdis ir garsovaizdis. Man asmeniškai tai yra visos skirtingos savokos ir norėčiau paprasčiausiai gan atkreipti dėmesį, kad tai yra ne tas pats kraštogarsis ir kraštovaizdis ar garsovaizdis. Tai turi šiek tiek sėtini su kitais aspektais. Yra net tokia disciplina kaip kimatika, kuri labai siejasi su gal architektams labiau prieinami su garsovaizdžiu arba akustikams. Tai kada mes galime garsą pamatyti, to garso vaizdą pamatyti. Čia yra seni Hlendio tyrimai 18-19 amžius, tai norėčiau gal kaip muzikologija, kalbant apie garsą, atkreipti dėmesį į tų savokų vartojimą. Tas pats ir galiu pasakyti apie fonosferą, atmosferą. Čia yra sonosfera, yra labai daug tų pavadinimų savoko ir jos yra skirtingos. Tai jeigu norėsite gilintis daugiau į garsą, tai va čia reikėtų pasidomėti tų savokų reiškiomis ir kažkaip tai rašant apie tai labai malonu, kad kažkas tai domisi, nes to Šaferio tyrimų labai daug teko skaityti, nes istorinė perspektyva tai čia yra dar sudėtingiau. Nes čia yra architektų daug, tai man rūpi, kaip ta sena atmintis garsinė yra išsaugoma, nes daleiskim, ar tie varpų skambensis katedros varpinės iš viso yra girdimi, ar buvęs rotušės bokštas vis dėlto bus atstatytas. Nes miesto atminčiai tai yra labai svarbu, nes mano tyriami maži orkestrai, kapelos, tai ten visada grojo, visada ta muzika skambėjo. Tai va čia dar toks buvo paliečiami labai įvairūs aspektai. Aš čia norėčiau kalbėti dar ir apie istorinę perspektyvą. Tai galbūt ateityje tai viskas susilies.
ir viskas susijungs ir gal kokie bus tarpdisciplininiai tyrimai, čia architektų, muzikologų, gal kitų sociologų, taip kitų įvairių specialybių žmonių. Tai labai ačiū, man tai džiugu girdėti apie kraštogarsį, nes tai didelė retenybė išgirsti tokią paskaitą Vilniuje ir ypatingai dėkoju ir organizatoriams, ir lektoriai. Ačiū labai. Ir ačiū labai, kad pasidalinot, labai labai fainai. Yra tas dalykas, kad jo puzlio detalės, ar ne, puzlio gabaliukai. Kiekvienas ką įneša, nes iš tikrųjų tų specialybių, kuriem įdomus šitas aspektas, bet truputį vis kitais pjūviais yra nemažai ir norint iš tikrųjų kažką labai kokybiškai padaryti, tai tikrai tarpdiscipliniškai reikia darbuotis. Tai va, aš savo tokį, sociologinę tą žiūrą, kuri vis tiek susiveda galiausiai, tai kaip tie žmonės tarpusavyje bendrauja. Tai va, tai labai ir tie klausimai, tai dėl to nelabai pasižadu į labai specifines techninės sąvokas nueiti, nes žinot, savo turiu tų disciplininių sąvokų, bet labai įdomus tie aspektai, kuriuos sakote, va, būtent atminties, atstatyti ar neatstatyti, jeigu tas garsas buvo, ar reikia jį grąžinti ir iš kurio laikotarpio, tai čia visai einam į tą paveldo, tokio labai paveldo sociologinius tokius laukus. Labai labai įdomiai. Dėkui. Dar, Alicija, gal galėtumėt patalkinti, kaip tik vat, jūs kalbėjot ir užklausė, taigi, kuo skiriasi kraštogarsis nuo garsovaizdžio? Ar mes galim trumpai tą aptarti? Nes čia buvo kalbėta apie negalės žmonės, tai vad garsovaizdį mes galime pamatyti. Yra tokio Friedricho Hlendio grafinių garsų figūrų lentelės, ten jų yra labai daug, yra visa tokia tyriminė sritis, jinai vadinasi kimatika. Kimas tai yra banga, taip, tai yra garsinių bangų tyrimas ir vat tada mes tą garsą galime pamatyti. Taip pat ir vat krašto garsis, taip yra kažkoks tai krašto landšafto, taip gal labiau irgi žodis tinka, mes galime išgirsti, bet va tie kraštovaizdis, tai yra vaizdas jau to landšafto, tai yra irgi specifinės jau sritis, ar mes tai, tą landšaftą mes jį tik matome, ar mes jį girdime, ar mes norime jį tik matyti, ar mes norime ir girdėti. Prie Meo muziejaus ten yra va, tas upeliukas tekantis, taip, tas upelis, kuris buvo, taip dabar yra ištrauktas į paviršių, bet daleiskim tokių tekančių upelių Vilniuje buvo daug, gal būtų ir kiti ištraukiami prie tokių pastatų, va čia yra visada tokie klausimai, kurie siejasi tada su istoriniais tyrimais, tada su muzikologais, ar tai menotyrininkais, ar istorikais. Gal trumpai tiek. Ačiū labai. Tikrai aš matau bendrų sąlyčio taškų ir labai tikiuosi galbūt ateityje ir Alicija ir Dalia susijungs į kokį bendrą tyrimą projektą. Ir aišku, norėsime mes ateityje pabendrauti ir su Alicija, nes tikrai tomis žiniomis reikia dalintis, nes iš patirties jau matau, kad didžiausia bėda, kad mums visiems trūksta refleksijų. Mes vaikštom, nepastebim, kažkas mus lik ir veikia, lik mes gerai jaučiamės, bet mes net nesureflektuojame, kas mums taip tas teigiamas emocijas sukelia toje konkrečioje aplinkoje. Tai kai mes pradedam apie tai galvoti, tiksliau kalbėtis, tada ir pradedam galvoti ir reflektuoti, kas vyksta su mumis, su mūsų kūnais, kai esame vienoje ir kitoje vietoje. Viskas. Labai ačiū Jums už dalyvavimą. Paskutinis tiesiog žodis noriu pakviesti į paskutinę ciklo paskaitą. Tai yra šviesos magija architektūroje. Ją skaitys architektas, humanitarinių mokslų daktaras Martynas Valevičius, kuris ir apsigynė disertaciją
iš šviesos apšvietimo ir teko jam ir darbuotis, jis gilina ir po šiai dienai tas žinias savo šioje sferoje ir man labai imponavo, kad būtent jis norėjo kalbėti apie šviesos magiją, ne šiaip